Ir štai tada atsivėrė galimybės. Štai tada viduje kažkas tai atsivėrė. Ir atsiveria tik tai tada, kada tu nustoji kovoti. Kada viduje nebelieka kovos įkarščių, kovos įtampos. Kada sakai, tiesie. Tiesie taip, kaip bus, aš vis tiek nieko negaliu. Ir štai, kai nelieka įtampų, kažkas pasikeičia viduje. Ir tada toje ramybėje, kurią aš leidau savo turėti, atsivėrė laimingo gyvenimo raktas. Tai yra kompleksas suvokimų ir gyvenimo būdo, praktikų, kurios leidžia išsilaikyti bet kuriame tobulėjimo kelyje, kurios duoda ramybę. Nes tik su ramybė mes galime išsilaikyti kažkokiam tai kelyje. Ir štai šitas 4 seminarų ciklas, laimingo gyvenimo raktas, jisai yra kaip viena visuma. Per šitą visumą, per 4 vakarus, mes privesim savo protą prie aiškaus suvokimo, kas tai yra laimingas gyvenimas ir suvokimo, kad tas kelias iš tikrųjų egzistuoja ir kad jisai yra tikras. Ta tiesiog mes pajausim čia savimi. Mes pamatysim tą kelią ir tada pirmiausiai mes susidėsim pagrindus, pačius pagrindus apie tai, ant ko viskas stovi, kas aš toks esu, kaip aš funkcionuoju iš viso, kas negerai mano funkcionavime ir kodėl. Kodėl vaikas būdamas aš turėjau marės entuzijazmo, aš lipau visą dieną, ėjau, mane negalėdavau nulaikyti, aš buvau džiaugsmingas ir pilnas energijos. Kodėl dabar to nėra? Kur tai prapuolė? Mes pamatysim, kad mumise vyksta procesai, kurių mes visiškai negalim suvaldyti. Tai kas valdo tuos procesus? Kokią būtiną sąlygą mes turime įvykdyti, kad mes nusiramintume, kad mes atrastume ramybės šaltinį ir nebeįsitemptume. Šventraštis rašo apie Dievo karalystę, dangaus karalystę. Kas tai yra? Tai yra būsena be įtampų. Būsena, kada mes nuraminam visus savo norus ir džiaugiamės ramybę. Kaip ją pasiekti? Tai štai tie pagrindai, ko reikia, kad mes iš vis eitume į tą pusę. Ir tada mes kalbėsim apie kertinį akmenį šito pamato kertinį akmenį, kas laiko visą šitą pamatą. Tam, kad išsiaiškinti šitą dalyką, mums reikia pažinti, kas yra aplink mus. Paprastas žmogus, jisai galvoja, kad jis yra fizinė asmenybė ir gyvena fiziniai aplinkoj. Ir toj fiziniai aplinkoj jisai turi atlikti fizinius veiksmus tam, kad sutvarkyti savo gyvenimą. Juk realiai šitaip didžioji dalis žmonių ir mąsto. Ar iš tikrųjų yra taip? Mes išsiaiškinsim, kokiegi dėsniai galioja aplink mus, nes realiai mes pažįstam fizinius dėsnius. Ir jais vadovaujamės. Tačiau jeigu mes vadovautumėmės teisingais dėsniais, mes neįsitemptume, nebūtų mumise įtampos. Tačiau mes nuolat įsitempiam. Reiškia, kažkokius tikruosius dėsnius mes pažeidžiam. Ir štai mes išsiaiškinsim tuos tikruosius dėsnius, kurie funkcionuoja be jokių išimčių visada, visoj sferoj, kokią tik tai mes aprėpiam. Ir tada, kada mes išsiaiškinsim visą tai, kaip funkcionuoja, tada šito pagrindu mes galėsim atrasti atramos tašką, į kurį atsirėmę mes galim atrasti ramybę. Juk mes atsipalaiduosim ir nusiraminsim kada? Kada žinosim, kad viskas bus gerai. Norint žinot, kad viskas bus gerai, mums reikia žinot, kad kažkas tai viską sutvarkys taip, kad man bus gerai. Reiškia, aš turiu atrasti, kuo pasitikėti. Atiduoti jiem visus tuos reikalus ir žinot, kad bus sutvarkyta. Tai vat apie šitą atramą mes ir kalbėsim.
Mistiškai jau jūs nujaučiat, kad tai yra kažkas tai tokio, kaip Dievas, kaip dieviškumas. Kas tai yra? Mistikos čia jokios nėra visiškai. Religijos tai apipynė labai daug mitų, apie tai sukūrė. Ir iš tikrųjų mes pasimetėm. Dievų tapo daug, jie visi susipainiojo, visi prieštarauja vienas kitam ir mes pasimetėm ir atmetėm viską, dažniausiai. O jeigu ir pasirinkom kažką tai su kažkokia tai abejonė. Tikras jis, netikras, kur jis yra, kaip, ar jis tikrai mane girdi ar ne ir iš vis neaišku. Taigi šitoj vietoj, aš jums prižadu, jokios mistikos čia nėra, yra labai aiški, garantuotai suvokiama, konkreti sistema. Ir mes ją pilnai išsiaiškinsim. Ir tada mes pajusim, kokią galią duoda pilnas pasitikėjimas. Ir štai tada mūsų protas pamatys, taip, tai yra gyvenimas. Ir į šitą gyvenimą reikia žengti žingsnį. Tačiau dienos eina. Ant rytojaus lyg tai reiktų žengti žingsnį, jo, bet gal rytoj. Kodėl? Mes neturime energijos. Mums trūksta valios, ryžto, entuziazmų kažką pakeisti. O norint gauti kažką naują gyvenime, reikia kažką tai įvesti naujo į savo dienotvarkę. Bet mums pritrūksta energijos. Ir mes gyvenam pagal seną savo šabloną, pagal seną modelį. Ką daryti? Ir štai mes kalbėsim trečiajame seminare, iš kur gauti energijos. Mes išsiaiškinsim, kad didžiąją dalį energijos iš mūsų išsiurbia mūsų jausminiai ir mentaliniai procesai mumyse. Tai yra mintys ir jausmai. Mes juos tiesiog sudeginam energiją per tai. Ir mes negalim to suvaldyti. Kągi daryti? Tačiau mes galim suvaldyti savo fizinį kūną. Mes galim pradėti kitaip kažką daryti fiziškai. Aktyviausias fizinis procesas mumyse yra kvėpavimas. Ir vos kiek pakeitus kvėpavimą, mes galim gauti labai didelę dozę energijos, nes kvėpuojam mes labai neteisingai. Mūsų kvėpavimas išsigimė ir per tai mes prarandam daug energijos. Atrodo, kvėpavimas energijos šaltinis, bet jis mums tapo ir energijos praradimo šaltiniu. Antras dalykas, mes baisiai maitinamės. Naujausiais duomenimis, kada mes valgom viską ir bet kaip, tiesiog taip, kaip valgom, 95% maisto negali būti panaudota. Ir mes gyvi iš 5% to, ką mes suvalgom. O 95% apkrauna mūsų organizmą ir ėda mūsų energiją. Kadangi nesuderinami dariniai mūsų organizme genda, nuodija mus, plus tokių kiekių išmesti iš organizmo mes nepajėgiam. Ir dėl to mes prarandam labai daug energijos. Ir trečias dalykas, ką mes galim fiziškai pakeisti, kitaip ilsėtis. Mes galvojam, kad miegas yra mūsų poilsis. Toli gražu ne. Tačiau netgi ir šitą ribotą poilsį mes išnaudojam katastrofiškai neteisingai. Tai yra paradoksai, kurie tiesiog mes gyvenam šalia jų, darom tas klaidas ir net neįsivaizduojam, kad tai neteisinga. Mes aiškiai išsiaiškinsim iš tikrųjų, kaip vyksta, kas vyksta ir neliks abejonių, kas ir dėl ko. Ir tada tik tai jums bus spręst, ant kiek jūs norėsit tvarkyti savo gyvenimą. Taigi, trečiasis seminaras, iš kur gauti energijos, kad žengt pirmosius žingsnius į tą tikrai laimingą gyvenimą. Ir atrodo, tada jau galima būtų tai daryti. Tačiau mes turim nuolatinį įtampų foną savyje. Ir štai tas fonas mums trukdo. Ką daryti? Taigi ketvirtasis seminaras apie tai, kaip suvaldyti šitą foną. Kaip suvaldyti bet kurią įtemptą situaciją tiesiog akimirksniu. Ir jūs gausit pačią tobuliausią pasaulyje streso valdymo mechanizmą. Mechanizmą, apie kurį praktiškai nešneka daugelis mokymų. Nes menedžmento mokslas, vadovavimo mokslas kalba apie stresą kaip apie išorinių sąlygų valdymą. Streso valdymas tai yra išorinių sąlygų valdymas. Sutvarkyti išorinės sąlygas taip, kad tai atitiktų mūsų įsivaizdavimą. Taip moko mus valdymo mokslas valdyti stresą. Mesgi pažiūrėsim į šitą dalyką visiškai kitaip.
Ir jūs labai aiškiai pajausit, savimi pajausit, kaip tai veikia. Nes mes tai tiesiog išbandysim. Mes gausim labai stiprų vidinės energijos resursą. Tiesiog čia seminare mes jį pasiimsim. Ir pajausim, kaip visą tai veikia. Bet šitas mechanizmas duodamas jums ne tam, kad jūs nuolat valdytumėt stresus, o tam, kad jūs galėtumėt nusiimti stresofoną ir išeiti į visišką nesustresinamumą. Kad šitos technikos jums nebeprireiktų. Tai yra ramentas tam, kad pasveiktume ir jį išmestume. Ir antrojoje paskutinio seminaro dalyje mes sudėsim visus taškus. Mes pereisim per visą laimingo gyvenimo raktą, per kiekvieną elementą, pilnai jį išnagrinėsim ir sudėliosim į aiškų, garantuotą komplektą. Ir mes pamatysim, kad veikia šitas komplektas tik kompleksiškai visas. Kodėl taip pat išsiaiškinsim, kaip veikia taip pat. Jūs gausit nušlifuotų įrankių visą lagaminėlį.